Vieni žmonės sportuoja tam, kad būtų sveiki, kiti norėdami geriau atrodyti. Tačiau daugelis tiesiog nori geriau jaustis kiekvieną dieną. Good Life turi planą, kaip tai padaryti. Tai reikia žengti pirmąjį žingsnį. Ir su vyru visada mėgdavom skaniai sočiai pavalgyti. Per 5 metus svoris užaugo virš 20 kg. Tuo metu bandžiau viską – dietas, badavimas, tabletės, arbatos. Po to pradėjau su asmeniniu treneriu. 8 savaitės, minus 12 kg, rūbai laisvėja, nuotaika gerėja ir tai tik pradžia. Praeityje turėjau visą laiką problemą su sveikata. Daktarai pasakė, kad reikia keisti gyvenimo būdą. Prieš tai nesu nesportavęs ir be trenerio pagalbos nemanau, kad būčiau ką pasiekęs. Per pastarosius keletą metų mechaninius treniruoklius stipriai pakeitė funkcinės treniruotės. Realiai gali pasiekti žymiai daugiau naudos, negu dirbdamas vien ant mechaninių treniruoklių. Dažniausiai pablogėjus sveikatai mes kreipiamės į gydytojus, pamirždami, kad pagrindinė negalavimų priežastis – fizinio aktyvumo stoka. Tokie užsiėmimai kaip kolonetika, joga ir pilates padės jums jaustis puikiai kiekvieną dieną. Bėgant metams, su kiekvienu gimtadieniu supratau, kad vis mažiau pradedu patikti savo. Mažų žingsnių dėka Elena pasiekė savo išsikeltus tikslus. Jeigu atvirai, aš negalėčiau nesportuoti. Dabar tiesiog nenuėjus sportuoti, atrodo, kad kažko nepadarė. Sportas tai lygu gyvenimas. Po nėštumo ir gimdymo norėjosi atgauti formas ir daugiau energijos turėti. Man patinka joga ir gatvės šokiai. Aš kaip treneris labai džiaugiuosi, kad Good Life sporto klube vaikams ir jaunimui vyksta skirtos treniruotės. TRX ir funkciniuose užsiėmimuose jie dar greičiau sutvirtėja. Tėvai didžiuojasi. Ir šiaip faina, gera. Manau, mus vienija taip, kad visi degiama aistra padėti žmonėms gyventi geriau. Good Life mums tarsi antri namai, antra šeima. Iš jūsų semėmės įkvėpimo ir dėl jūsų judame į priekį. Nuostabus jausmas būti šios šeimos dalimi. Aš renkuosi Good Life, nes čia geriausia aura ir čia pavirsiu Supermenu. Nes čia galiu būti savimi. Čia tiesiog gera leisti laiką. Nes čia galiu apsilankyti su savo šeima. Nes čia gali sportuoti jaunimas. Man tiesiog faina tai, kas yra sunku. Nes čia renkasi mano draugai.